Jau antrus metus Klaipėdos maltiečiai kartu su kitais Respublikos maltiečiais organizuojame aktyvios reabilitacijos ir integracijos stovyklą Judėk laisvai, arba kaip mes angliškai ją vadinam Move It. Stovykla skirta jauniem asmenim nuo 18 iki 36, kurie patyrė traumą, stuburo traumą ar dėl kitų priežasčių atsisėdo vežimėlį ir dėl to neteko galimybės laisvai judėti. Mes skatinam žmonės pakeisti savo požiūrį į gyvenimą, nes dažnai jie yra panirę į depresiją, kai sužino savo negalę, jiems yra labai sudėtinga save motyvuoti gyventi toliau. Dėl to mūsų stovyklos tikslas yra išmokyti juos gyventi pasikeitusiomis gyvenimo sąlygomis, parodyti jiems, kad jie gali siekti aukštesnių tikslų. Išskirtinis šitos stovyklos turbūt būtų akcentas tai, kad mūsų pagrindiniai instruktoriai yra tie patys žmonės patyrę traumą atsisėdę į vežimėlį, tačiau sugebėję save motyvuoti taip, kad jie gali tapti pavyzdžiu kitiem. Todėl mūsų stovyklos lankytojai, jie turi tą galimybę pamatyti savom akim geriausius pavyzdžius, kokius šiai dienai turim Lietuvoje. Stovykla ypatinga yra tuom, kad mūsų instruktoriai moko labai paprastų ir kasdienių dalykų stovyklautojus, tokių kaip valdyti vežimėlį, kokiais sporto pratimais užsiimti, kad jų galimybės valdyti vežimėlį būtų geresni. Jie moko jos, kaip tvarkytis buity, jie moko jų elementarių atrodytų, tačiau labai sudėtingų higienos procedūrų, kurios joms yra tikrai dažnu atveju labai sudėtinga atlikti. Mes jos mokom valdymo technikos vežimėlio, mes jos mokom, kaip elgtis visuomenėje arba visuomeninėje erdvėje, kuri dažnai jiems Lietuvoje yra nepalanki dėl blogos, sakykime, infrastruktūros, dėl blogų kelių arba dėl nepakankamo kiekio pėsčiųjų perėjų. Visas šitas žinias suteikia būtent mūsų instruktoriai, kurie iš tikrųjų, norėdamas tapti instruktorium, tu turi kelti savo labai aukštus reikalavimus, ir vienas iš reikalavimų arba keletas iš jų yra tai, kad jie bent jau turi mokėti puikiai vieną iš užsienio kalbų, jie turi vairuoti automobilį, turėti teisės, jie turi būti pavyzdys savo bendruomenėje, jie turi būti žmonės, kurie užima aukštas pareigas versle arba įkūrė dažniausiai savo verslą. Tai visų šitų mūsų vadinamų reikalavimų visuma yra tai, kad jie tikrai tampa tuo pavyzdžiu stovyklautojams ir jie išmoko juos, kaip reikia elgtis, kodėl taip reikia elgtis, išmoko tą padaryti teisingai.